Aš dar kai mokykloje buvau, aš turėjau tokį visą laiką tikslą, kaip laiptelius savo esu nupiešęs. Aš norėjau būti stipriausias klasėje, paskui norėjau būti stipriausias mokykloje, paskui norėjau stipriausias būti rajone, paskui norėjau būti stipriausias Lietuvoje, paskui norėjau būti stipriausias sąjungoje ir pasaulyje. Būdamas biatlonininkas, turiu minį, kad aš slidinėjimo rungtyje aš tą pasiekiau. Nuo triumfo Sarajeve praėjo jau 30 mečiai. Apšarmojo Algimanto Šalnos plaukai, tačiau jis toks pats greitas kaip ir anksčiau. Visur, net žolę prie namo pjaudamas. Ir tų laiptelių, kuriais nori įsikopti aukštyn, vis dar daug. Jis labai viskas skubėdavo. Jeigu mes nešam stalą, jisai jį neša bėgte, o aš jo nepavėjau ir dar stalą nešu. Tai jau mes visą laiką būdavo, kad tu gali sustoti, nes mes nešam stalą ir jį reikia nešti, o ne bėgti. Jis tiesiog visas viską judėjime, bet negali viską tą išlėkti. Ir jisai žino, kad viską tą reikia padaryti labai gerai. Rankų darbo ąžuolinis stalas, apie kurį pasakoja olimpinio čempiono žmona, pagamintas prieš 200 metų, o restauruotas visai neseniai Algimanto Šalnos rankomis. Kaip ir kėdės, kiti pas apylinkės žmonės surasti antikvariniai daiktai. Nors dirbdamas Jungtinių Amerikos valstijų biatlono rinktinės treneriu, daugiau kaip pusę metų praleisdavo stovyklose ir kelionėse, jis pats suprojektavo ir statė savo šeimai namą. Nebe pirmą, o 5. Šio anot Šalnos jau paskutinio viename gale įsikūrusi jo šeima, kitame nedidelis viešbutukas. Tai ne verslas, tikina olimpinis čempionas, tai tik malonus užsiėmimas, kuriuo daugiausiai rūpinasi nedidelėme Jungtinių Amerikos valstijų Vilistono miestelyje lietuviškais pusryčiais visus vaišinanti jo žmona Neringa. Svečius atvykti viliojančioje interneto svetainėje rašoma, kad čia yra olimpinio aukso namai. Pakeliu į savo kambarius viešbučio lankytojai gali pasigrožėti daugybę biatlono žvaigždės trofėjų. O jeigu pasiseka, net ir nusifotografuoti su pačiu olimpiniu čempionu, kuris po triumfo Sarajeve net 15 metų treniravo nacionalinę Jungtinių Amerikos valstijų biatlono rinktinę. Po olimpiados sportininkai kviečiami į Baltuosius rūmus, tai didelė garbė, labai įdomu ir jautiesi labai pagerbtas ir turi progos pamatyti Baltuosius rūmus be abejo ir susitikti su prezidentais, nes su visais pasisekdavo paspausti ranką. Po 98 metų olimpiados teko susitikti su Billu Clintonu ir paspausti ranką ir aš pasakiau, kad aš iš Lietuvos, tarp kitko. Jisai labai šaunus, sako, labai sveikinam tave, kad čia dirbi ir dėkojam tau. Paskiau būna vakarienė iškilminga su kongreso nariais ir kad ateini prie savo stalo, randi kažkokią nors dovanėlę. Ir kiekvienam sportininkui būna skirtinga dovana. Ir man iš tokio dovana atiteko, kur yra parašyti motinos Tarisos žodžiai, kad daryk mažus dalykus su didelė meilė. Tai man labai toks įsimintinas, aš taip jaučiu, kad man taip sekasi daryti kartais. Ir jaučiu, kad tas labai padeda, kad jeigu darai mažus dalykus su didelė atsakomybė, su didelė meilė, tai paskui dideli dalykai patys savaime pasidaro. Mintis įsirengti nedidelį viešbutuką Amerikoje vadinamą bed and breakfast, lova ir pusryčiai, Algimantui Šalnai kilo keliaujant po Europą, kur šeiminiai moteliai labai populiarūs. Idėja tapo kūnu po 14 metų. Net 20 mečių prireikė ir kitam olimpinio čempiono projektui – kepyklėliai. Nors Algimantas Šalna prisipažįsta, kad bandelė su marcipanais joje netokios skanios kaip Lietuvoje, rytais čia būna sausa kimša. Jau jisai stovyklose vis grįždavo su visų sąrašu,
ką jiem reikės daryti. Ir kas jo laukia visi darbai, ir ten stalą perdaryti, ar kėdę pertaisyti, į Tautvydo treniruotę nueiti, į Vetą pažiūrėti varžybas, ar į koncertą, ar kažkur dar su vaikais nueiti pabūti. Buvo Tautvydo gimtadienis, aš padariau tortą ir jisai padarė jam siurprizą, jam buvo varžybos, jis vežė 5 valandas tą tortą, padėjo į persingo kambarį, Tautvydas atėjo ir nesuprato, mato, kad mamos tortas, bet iš kur jisai atėjo. Ir tada visi pradėjo valgyti, jisai išėjo, sako, pamatė tėtį. Jisai skubėjo padaryti viską, kiek galima daugiau laiko praleisti su vaikais, su šeima. Amerikoje užaugę Algimanto Šalnos vaikai, duktė Iveta ir sūnus Tautvydas vienbalsiai tvirtina, kad tėvas labai norėjo, jog jie sportuotų, bet leido rinktis patiems. Jis svajojo tik apie tai, kad vaikai atstovautų Lietuvai. Labai norėjau, nesvarbu kokioje sporto šakoje. Ir kada jisai žaidė ledo ritulį, teko man pabendrauti su Lietuvos ledo ritulio federacija ir jis buvo pakviestas pažaisti už Lietuvos U20 komandą pasaulio čempionate ir atrankinėse į olimpinės žaidynės Vancouverį. Tai aš labai didžiavausi tuo. Tik labai gailėjausi, kai negalėjau nuvažiuoti. Viskas vyko Lietuvoje, Vengrijoje, Rumunijoje, tokiose šalyse, o vėlgi tas darbas čia buvo pririštas, negalėdavau palikti savo sportininkų, bet žinoma labai norėjau, kad vaikai startuotų už Lietuvą. Aš galėdavau vieną dieną ledo ritulį žaisti, aš galėdavau kitą dieną ateiti tėtis, sakyti, žiūrėk, nenoriu sporto lošti, aš noriu būti, ką žinau, artistas, aš noriu būti, žinai, muzikantas kažkoks. Ir jisai man visą laiką sakė, gerai, einam gitarą nupirkti, gerai, einam šitą. Ką aš norėjau daryti, jisai man visą laiką 100% padėtų tą daryti. Negaliu daugiau šio nieko klausti, nieko sakyti. Ir sakyti tik ačiū, kiek galiu. Iš tikrųjų, jisai man atiduoda daug daugiau, negu aš galiu jam gal atiduoti vieną dieną. Sakė, būti kaip tu nori, daryk, ką tu nori, tik kaip čia sako, believe in yourself. Visą laiką daryk, ką tu nori, bet su lots of hard work and spirit. Nors Jungtinėse Amerikos valstijose Šalnos įleido šaknis ir sunku patikėti, kad po beveik ketvirčio amžiaus galėtų grįžti gyventi į gimtinę, jie neslėpė, jog pradžia buvusi sunki. Po 9 mėnesių pagaliau gavęs darbo vizą, bilietus į Ameriką olimpinis čempionas įsigijo 91 sausio 11 dienai. Į kelionę per Atlantą drauge susiruošė visa 4 asmenų šeima. Jungtinėse valstijose įsikūrė Lake Placide, 2 olimpinių žaidynių sostinėje. Nelengva buvo pradžioje tikrai. Kad susišnekėčiau su jais, tai aš vokiškai kalbėdavau savo kolegą trenerį, o jis versdavo angliškai sportininkui. Ir žodžiu, tokiu būdu mes gan ilgokai bendravom. Bet aš parašiau tokį pirmą laišką, aš nemokėjau rašyti, bet aš parašiau į rusiškai, paskiau viena vietinė gyventoja, kuri mokėjo rusų kalbą, išvertė į anglų kalbą. Ir aš tam laiške parašiau, kad aš jūs mokinsiu biatlono visų paslapčių, kokias tik žinau. Bet jūs man turėsit padėti išmokti angliškai. Turėjau gerus mokytojus ir aš išmokau kalbą gan greitai palyginus. Ir aš jau vokiškai po metų nešnekėjau. Aš pirmus metus mes dirbom dviese, reiškia, vokiškai, angliškai vertimas vyko, o po 1 metų mano darbo jau mus atskyrė. Aš gavau vyrų rinktinę, o tas vokietis paėmė moterų rinktinę. Taip atsitiko. Ir aš buvau vienas treneris tarp 8 vyrų amerikiečių. Pirmasis Algimanto Šalnos kontraktas su Amerikos biatlono federacija buvo 18 mėnesių. Jam pasibaigus šeima tikėjosi grįžti, todėl Kaune tik užrakino vos prieš keletą dienų baigto statyti namo duris. Tuščias jis stovėjo 5 metus. Pradžioje dirbęs Jungtinių Amerikos valstijų vyrų rinktinės šaudymo treneriu, po metų Algimantas Šalna tapo vyriausioji komandos strategu, o 97-aisiais jam buvo patikėta vadovauti dar ir moterų rinktiniai. Aš buvau vienas treneris, kuris ir fizinį pasiruošimą dariau, ir techniką slidinėjimo dirbau, ir šaudymą, ir bėgėjau su videokamera, ir ėmiau kraujo laktatams, ir taikinius užtaisinėjau, ir užrašinėjau viską. Ir buvau vienas treneris. Aš dabar kai pagalvoju, ar aš buvau kvailas, ar aš buvau kažkoks nesveikas,
kad aš taip dirbau. Tai iš tikrųjų, jeigu bet kas pasakytų, tik čia nėra kokybės tada. Turiu tokį charakterį, kad aš nemėgstu skūstis ir aš nemėgstu, kad žmonės skundžiasi aplink mane. Tai žodžiu, man pasiskūsti, tai man buvo tiesiog gėda iš tikrųjų. Ir aš viską pasiėmiau ant savo pečių ir galvoju, kad aš čia pavešiu viską. Bet jau iš šalies matėsi, kad čia viskas ne taip veikia, kaip turėtų būti. Tada prieš kelis metus prieš Olimpinės žaidynės Salt Lake City aš gavau trenerį, asistentą ir gavau fiziologą. Tai tada darbas nuėjo biškai geresnė kryptim. Ir tikrai mes turėjom Salt Lake City neblogus rezultatus. Buvom 15-tukė kelis kartus, 20-tukė. Tai palyginus, kada Nagano olimpinės žaidynėse mes buvom geriausiai 37 ar 40 kažkur, tai žinoma 15-tukė buvo geras rezultatas. I worked with Algis so intensely before. In the years when he arrived, I was an assistant coach and manager for the national team. So we traveled together for 10 years almost. And I have to say that he is an amazing, amazing coach. And what he's giving to our athletes in this country is really phenomenal. And I respect him, of course, as a friend and as a person. But professionally, he's really, really an amazing coach. What's outstanding about him as a coach is his ability to analyze and check, understand athletes' capacity, understand what it is that they need to focus on in order to improve and where that might lead them to. And to be able to communicate that clearly to the athletes is fantastic. Algis was great for me because I came into the sport very late. I was 35 years old when I started biathlon. I came as a cross-country skier, and so I was a very good cross-country skier, but I wasn't. The ski team thought I was too old, so I called the biathlon team and I said, will you teach me to shoot? So they invited me to come out to a camp with Algis, and that was the first I'd met him. And he liked what he saw in my skiing, and he said, yep, I'll teach you to shoot. And so he, where other people never believed in me, he always believed in me. I thought I was a really good skier, and he completely changed my technique. He said, no, you're doing this wrong. And we worked really hard for a year, and it was like Tiger Woods changing his golf stroke. He really made my skiing a lot better. Slidininkų nurašyta dėl amžiaus po 3 metų treniruočių pas Algimantą Šalną, būdama 38. Sarah Conrad pasaulio čempionate Jungtinių Amerikos valstijų rinktinėje atstovavo ne tik biatlono, bet ir slidinėjimo varžybose. Dar po metų su 2 sporto šakų komandomis ji pateko ir olimpinės žaidynes. Iškalbingi ir kiti faktai. Lietuvis Amerikai, kurioje biatlonas nėra populiarus, paruošė 2 pasaulio čempionus. Nuo pirmųjų šūvių iki garbės pakilos. 97-aisiais pasaulio jaunimo čempionate sprinto lenktynės laimėjo Jay Hakinenas, o 2013-aisiais net 3 medalius, 1 aukso ir 2 sidabro iškovojo 18-metis Seanas Dohertys. Tiesiai iš jaunių rinktinės jis pateko į suaugusiųjų ir atstovaus Jungtinėms Amerikos valstijoms Sočio olimpinėse žaidynėse. Jį tėvas vežiodavo pas mane į treniruotės, tai irgi labai didelis tėvo pasiaukojimas. Jis 3,5 valandos gyvena nuo kur aš gyvenu ir kur mūsų šaudykla yra. Tėvas veždavo į savaitgaliais, aš surasdavau vietą jį apgyvendint, jie čia būdavo, mes 3 dienas treniruodavomės, jis važiuodavo atgal į mokyklą. O vasarą, žinoma, eidavo visas mano stovyklas. Ir taip per tą visą laikotarpį mes turime pasaulio jaunių čempioną. He's a great coach, yes, a really great coach, and works very well with me. Him and I, we fit well together as like an athlete and a coach. Seanas Dohertys vienas iš jaunųjų Algimanto Šalnos talentų, kuriuos jis ėmėsi treniruoti, palikęs Jungtinių Amerikos valstijų rinktinę. Komandai vadovavęs net 5 olimpinėse žaidynėse – Albervilio, Lillehammerio, Nagano, Salt Lake City ir Turino – lietuvis iš garbingo posto pasitraukė pats, kaip ir 89-aisiais iš Sovietų Sąjungos moterų rinktinės trenerio pareigų. Tąsyk supratau, kad niekada nebūsiu savas, nes prie stalo iki paryčių nesėdėdavau, neslėpė Algimantas Šalna. O Amerikos komandą palikau, nes nebegalėjau ištisus metus gyventi be šeimos. Aš pajutau, kad man darosi sunkiau ir sunkiau, bet aš galvoju, kad vis tiek didžiausia problema buvo man kelionės. Man didžiausia problema buvo išvažiavimas iš namų ir aš to labai pasiilgau.
Aš paskutinius metus jaučiau, kad man kada reikėdavo išvažiuoti iš namų kelias dienas prieš išvažiuojant, aš piktas buvau, nervuotas. Ir aš jau jaučiu, kad aš nenoriu važiuoti, bet žinau, man yra pareiga, man reikia važiuoti. Ir aš išvažiuodavau ne savaitę laiko, aš važiuodavau mėnesį, pusantro mėnesio iš namų, nematydavau šeimos. Tai mane tas jau tas privertė mąstyti, kad užtenka, viskam yra laikas. Aš norėjau treniruoti. Aš niekam nesu pasakęs, kad aš išeinu namų statyti. Aš žinau, kad aš noriu treniruoti, aš žinau, kad aš turiu patirtį, žinias, bet aš nežinojau, koks manęs likimas laukia po rinktinės. Bet man pasisekė ir man davė darbą vietoje ir aš labai patenkintas ir dirbu su tokiu pačiu noru, kaip anksčiau dirbau. Bet važiuoti praktiškai beveik niekur nereikia. Dabar Algimantas Šalna nacionaliniai komandai rengia pamainą. Važinėja po mokyklas, bando įkalbėti slidininkus išmėginti jėgas dar vienoje, tikrai nemažiau patrauklioje sporto šakoje. Pats olimpinis čempionas šautuvą į rankas pirmą kartą paėmė būdamas 18, 78-aisiais, o po 5 metų jau tapo pasaulio čempionu. Lietuvos slidinėjimo rinktinės narį Ignalinoje biatlonu sudomino Aleksandras Ščechočichinas. Iveta, Tautvyde, ateikit, susipažinkit su mano pirmu biatlono treneriu. Aleksandras. Labas, Iveta. Kasmet į gimtinę Algimantas Šalna sugrįžta po keletą kartų. Aišku, kai buvo gyvas, tėvukas parvažiuodavau dažniau neslėpė, bet ir dabar, vos ištaikę laisvą savaitę, su žmona skrendame namo. Amerikoje mes gyvename, dirbame, ten užaugo mūsų vaikai, bet namai taip ir liko čia, Lietuvoje. Net ir trumpam grįžęs į tėviškę, Algimantas Šalna stengiasi aplankyti ne tik seseris, bet ir savo bendraklasį, su kuriuo kažkada brazgino gitara ir svajojo tapti pasaulinio lygio muzikantais. Drožė gitarą iš medžio, brazgino. Aišku, mūsų muzikiniai gabumai buvo taip savo, todėl mes pasirinko mūsų manymų mums prieinamus instrumentus. Aš grojau mušamaisiais, Algis bosinė gitara, suradom dar 2 vaikinus, kurie papildė mūsų tą kolektyvą ir pabandėm groti. Tais laikais, kas grodavo šokiam, turbūt būdavo laikomas kietų bičų, jisai buvo autoritetas. Ir tie mūsų vyresni draugai, kurie irgi buvo sukūrę tokias grupės, reiškia, jie grodavo ten antanėlių, galbūt ten lietuvių tų vokalinių, instrumentinių grupių muziką, o mes iš karto griebėm jauti už ragų ir į savo repertuarą įtraukėm ten, pavyzdžiui, Deep Purple kūrinius, Slade grupė, prancūzų grupė tokia Space buvo, reiškia, ir 77 metais jie išleido plokštelę Magic Fly, sakykime, ir jų tas žymusis kūrinys buvo mūsų repertuarė tais pačiais metais ir mes jį sėkmingai grodavo mokyklos šokiuose ir mums atrodė, kad tai yra labai kieta, labai gražu. Po Algio triumfo Sarajeve mane užliejo milžiniškas pasididžiavimo jausmas. Neslėpė mokykloje kartu apie šlovę svajojęs bičiulis. Tarsi pats prie to medalio būčiau prisilietęs. Norėjosi visiems pasigirti. Šį žmogų aš ne tik pažįstu, jis geriausias mano draugas. Aukso medaliais į biatloną priviliojo daugybę vaikų. 2 olimpinėse žaidynėse Lietuvai atstovavęs Liutauras Barila į pirmąją biatlono treniruotę atėjo 84-aisiais po Algimanto Šalnos pergalės olimpinėse žaidynėse Sarajeve. Algis buvo mums siekiamybė kaip pavyzdys, nes mums vaikams, aš esu už Algį jaunesnis pakankamai daug, nes tada, būdamas pionieriško amžiaus, bėgdavom Ignalino į patį stačiausią kalną žiūrėti kaip Algis. Turbūt vienintelis iš to meto buvusių rinktinės narių, vienintelis, kuris ne pėsčiom, o greitai įčiuoždavo į tą kalną. Tai mums būdavo tikrai ko pasimokyti ir ko siekti. Ta tokia, kaip sako, holivudiška šypsena iš karto darė savo, kadangi man tas irgi labai gražu buvo. Vėlgi atrodydavo, jisai kitos rinktinės treneris turi patart ten, bet vis tiek žinojo, kad lietuvis, kad jis
Tai jis kažkokių tokių patarimų ar taip, kad tu čia neimk į galvą, nesinervuok, ten kažkokių, kur psichologiškai biški galbūt, iš tokios daugiau, sakysim, galbūt psichologinės pusės, kad aš pastiprint, sakysim, žmogų, tai jisai taip sugebėdavo. Nuo 2006-ųjų Lietuvoje kasmet rengiamos Algimanto Šalnos varžybos, kuriuose jėgas vis dar pasitikrina ir vienintelis Lietuvoje biatlono olimpinis ir 2-kart pasaulio čempionas. Greičiai nebe tie, šypsosi dabar jau veteranas, bet malonu pasivaržyti, vaikams patarti. 3 metus iš eilės lygių pasaulyje neturėjusios komandos kapitonas gimė Ignalinos rajone, Vinciškės kaime, geležinkelininko ir namų šeimininkės šeimoje. Jis buvo antrasis vaikas šeimoje ir vienintelis sūnus. Turi 2 seseris, 8 metais vyresnę Marytę ir 3 jaunesnę Nijolę. Kai Algimantui suėjo 9, tėvas pastatė namą Ignalinoje. Motina su vaikais persikraustė jį gyventi, kad mažiesiems iki mokyklos nereikėtų klampoti 10 kilometrų. Tėvas liko kaime prižiūrėti gyvulių. Bijojo, kad be jų šeima tiesiog neišgyvens. Ir tėvas atvažiuodavo vakariais, užeidavo į Ignaliną, pavakarieniaudavo ir paskiau grįždavo į savo kaimą, traukinį, vieną sustojimą, kad reikia pašerti irgi karvę, paskui ryte irgi dar pašerė, išeina į darbą. Ir taip kursuodavo. Prisimenu, kaip šiandien tėvas mamai sako, Monika, man atrodo, mūsų bulvės pašalė. O taip darydavo ir kaime. Nuneša tą kiberą su žarijom ir jos milksta, duoda šilumą, kad nešaltų bulvės, nes nebus kas valgo visą žiemą. Ir mama nunešė vakare, ryte. Ir kitą vakarą nuėjo atsineš bulvių ir daugiau nebegrįžo į sklepą. Kažkas pasakė, pranešė tėvui, kad taip atsitiko. Tai tėvas kaip sėdėjo namuose, ten kaime sėdėjo, taip, nei palto, nei kepurės, tai jis taip bėgom atbėgo iki Ignalinos 10 kilometrų. Mano tėtis, aš manau, kad atliko kaip ir tokį, kaip ir žygdarbį iš tikrųjų. Jis tikrai jaunas, neteko žmonos ir mes buvome maži vaikai. Ir jis, manau, kad be didelių abejonių galėjo prasivesti kitą moterį ir turėti žmoną. Bet jis pasirinko auginti vaikus vienas, nes jo gyvenimas atsitiko taip, kada jisai neteko motinos ir jo tėvukas vedė jo nauja mama, ją vadindavo Pamotė, labai nemylėjo vaikų. Jo vyro vaikų, reiškia, ir tėvukas buvo vienas iš tų. Slėpdavo maistą, bardavo, neleisdavo kažkaip ten. Žodžiu, tėvukas labai daug nepasakodavo, bet, žodžiu, aš supratau, kad jam buvo labai sunkus gyvenimas, būnant 6 metų, 7 metų, 8 metų vaikui. Ir aš manau, jis nenorėjo, kad jo vaikus išliktų panašus likimas. Vyresnė sesuo buvo jau nesaugus, bet jau paauglė. Ji buvo slidininkė, tarp kitko, Ignalinoje. Bet jį baigė vidurinę ir išvažiavo mokytis į Vilnių ir mes likom mažiukai, vaikiukai namuose, tėvukas dirbo ir įdomiausia, kad aš pasidariau kaip tėvuko didžiausias pagalbininkas, padėti jam auginti jaunesnę sesutę. Prižiūrėti ir maistą gaminti, ir kambaris tvarkyti, namuose viską daryti. Aš manau, kad tai buvo tik tai gera pusė to. Kad mane laikė užimta, kad man reikėjo rūpintis kažkuo, tai kad man reikėjo žiūrėti, kad viskas būtų padaryta, laisvo laiko labai nebūdavo ir, aišku, mokė ir dirbti tuo pačiu ir tik į gerą pusę. Dabar pagalvoju, kad taip sunku gal buvo, bet iš tikrųjų man dabar lengviau yra, kadangi taip reikėjo daryti. Jisai gana labai ramus, jis turi labai gerus nervus, galima sakyti. Kitas tai net laikytų, tėvas kitą kartą net laiko ten rėkt pradėt. O jisai taip šaltai viską priima, vyriškai. Slidinėti Algimantas Šalna pradėjo 4 klasėje. 16 metų jau pateko į Lietuvos rinktinę. Jisai trenerių Magylos rekomenduotas. Buvo gana jaunas, Lietuvos rinktinę įjungtas ir man teko su juo dirbti 4 metus. Ir per tą laiką jisai progresavo
ir iš karto jau po pirmų metų matėsi, kad neeilinis sportininkas čia yra ir teko spręsti kai kurios organizacinius klausimus, sakysim, galbūt mokyklui sunkiau sekėsi derinti su sportu, mokymasi. Mokyklos direktorius Repšys vienais metais jo ketino neišleisti į stovyklą. Teko skambinti ir Repšiui aiškinti, kad čia yra išskirtinė asmenybė ir kad galbūt gyvenime jam daugiau ir jis gaus išsilpnėjimų negu iš kitų dalykų, kuris turėtų studijuoti. O ten buvo dar savotiška istorijos to mokslo. Ten galiu atskleisti nedidelę paslaptį, kad ten aš turėjau tokį vieną pasižadėjimą savo pusbroliui. Aš labai pažadus tęsiu. O iš tikrųjų tai buvo mano pusbrolio vestuvės. Aš žinojau tą anksti jau. Ir pusbrolis buvo mano geriausias draugas. Ir pusbrolis man pasakęs yra, tu mano vestuvėse privalai būti. Ir jis padaro vestuvės lapkričio mėnesį. O lapkričio mėnesį Lietuvos slidinėjimo rinktinė išvažiuoja į stovyklą, į Zlataustą. Ir aš nutariau, būdamas 18 metų vaikas iš tikrųjų dar, aš nutariau, kad man reikia padaryti taip, kad mano pažymiai mokykloje būtų tokie blogi, kad manęs mokykla neišleistų į stovyklą. Ir aš tai padariau. Ir aš likau, reiškia, treniruotis Ignalinoje, visi išvažiavo, Lietuvos rinktinė išvažiavo, ten mano bendramžiai išvažiavo į stovyklą, žodžiu. Ir aš atsiteniravau lapkričio mėnesį, atėjo gruodžio mėnuo, ten sniegas iškrito per vėlai, o atrankinės į Spartakiadą buvo pradžioj sausio, ar vidury sausio kažkur. Ir aš neturėjau starto visiškai, nes mano pasiruošimas viskas užsitęsė. Ir dabar mano treneris pradėjo galvoti, kažkur tai reikia sustartuoti man. Ir jisai su mokykloje kitų trenerių dirbančių, Aleksandru Ščekečikinu, kuris buvo biatlonininkas anksčiau, bet nebuvo biatlono grupės iš tikrųjų tada, pradėjo kalbėti, sako, klausyk, kokias Algimantui sugalvoti varžybas, kad jisai. Aleksandras sako, yra Vilniuje varžybos sapieginiai biatlono, Žalgirio varžybos ar kažkokios, nuvežkime į, tegu sustartuoja. Tai buvo lemtinga slidininkų klaida. Gavęs į ranką šautuvą, Algimantas Šalna pasirinko biatloną. Ir aš startavau tose varžybose. Sustartavau, buvo 10 km, gulint, stovint, pataikiau 3 taikinius, atsimenu. 7 turėjau baudos. Ir aš ten labai arti buvau kažkur tai. Dabar neprisimenu jau pagal rezultatus, bet žodžiu buvau labai arti, ar tik ne prizininkuose. Ir mes atgal važiuojam traukinius su treneriu Ščekečikinu atgal, sėdim 2 valandos kelio iki Ignalinos, treneris sako, Algimantai, klausyk, šaudėjai 1 kartą, pataikė jau 3. Sako, turi gerą regėjimą. Man atrodo, aš net buvau 3. Sako, klausyk, tu matai, kaip tu aplenkė jau biatlonikui jau dabar, nes treniravęs. Tu žinai, kokia gali būti ateitis. Ir buvo čia viskas. Tai buvo toks mūsų pokalbis. Mane tik liktai taip informavo, kad čia yra tokios galimybės, žodžiu. Ir tur baigėsi. Ir dar po to aš negalvojau, kad aš būsiu biatlonininkas, kad aš keisiu slidinėjimą į biatloną. Bet atsitiko taip, kad aš grįžau į namus birželio mėnesį ir radau telegramą, kad kviečiamas į biatlono stovyklą į Kauną pas trenerį Jakubauską. Ir net negaliu paaiškinti, kodėl, bet aš susidėjau tašę ir sekančią dieną išvažiavau į stovyklą ir tapau biatlonininku. Nors pirmieji metai buvo labai nestabilus. Po 2 sezonų Šalna jau pateko į Sovietų Sąjungos jaunimo, o po 4 ir į suaugusiųjų rinktinę. Niekada nepamiršiu vieno mano starto prieš pasaulio čempionatą Minske, kada buvo 20 km lenktynės ir aš 8 baudos šoviau per atrankinės į pasaulio čempionatą Tarybų Sąjungos rinktinėje, tikroji rinktinėje jau. Ir aš bėgu į kalną paskutinį ir galvoju, gerai, viskas, važiuoju namo. 8 baudos, kas, 8 baudos. Pirmas startas, 8 baudos. Ir iš jo apie kitus startus net negalvoju. Aš jau galvoju viskas, jau kraunu čemodanus, išvykstu. Į kalną bėgu, finišavau, pasiėmiau slides, nusiėmiau, einu galvą nuleidęs, pasižiūriu Minske Rabičiuose, pasižiūriu tą didžiulį stendą, kur rezultatai. Pakeliu galvą 3 vietoje. Ir buvau 3 vietoje su 8 baudos. Tai žodžiu, mane gelbėjo slidinėjimas labai daug, žinau, mano greitis trasoje gelbėjo ir aš buvau ir rinktinėje, dalyvavau 82 metų pasaulio čempionate.
Ir vėl aš su 8 baudos pasaulio čempionate buvau 11 vietoje. Vėl manęs slidinėjimas gelbėjo. Po šio pasaulio čempionato, kuriame Sovietų Sąjungos biatlonininkai tenkinosi vos 2 bronzos medaliais, naujasis komandos treneris Viktoras Mamatovas, beje pats 2-kart olimpinis ir daugkartinis pasaulio čempionas, ryžosi padėkoti veteranams ir subūrė naują, ambicingą komandą. Aukščiausios prabos medalių spindesį pamiršusi Sovietų Sąjungos rinktinė vėl grįžo į pergalių kelią. 83-aisiais pasaulio čempionate Italijoje ji paveržė auksą iš tuometinės Vokietijos Demokratinės Respublikos ketvertuko, kuris estafetės varžybose lygių neturėjo 5 metus iš eilės. Tai buvo labai gražus medalis ir mes labai visi didžiavomės ir čia buvo medalis po eilės metų, kada Tarybų Sąjungos rinktinė nebuvo laimėjusi estafetės, o mes buvom jauni visi, dar ten 22-23 metų amžiaus. Tai buvo toks svarus pasiekimas mūsų komandos. Algimantas Šalna neslėpė, nors auksas ir suspindo jam ant krūtinės, tai nenumalšino kartėlio dėl neišnaudotos galimybės laimėti medalį sprinto varžybose. Dar vienas tikslus šūvis ir deja atsidūsta tituluočiausias Lietuvos biatlonininkas. Likau 7. Gulom šoviau 0 baudos, stovint, nepataikiau pirmą šūvį, pataikiau 3 šūvius ir paskutinį šūvį taikiausi 45 sekundės. Žmonės, kurie stovėjo, žiūrėjo varžybas, pradėjo šauk. Aš padariau klaidą ir padariau klaidą sprendime vėlgi, kadangi taip ilgai taikiausi. Jei būčiau šovęs ir nepataikęs vieną, su 2 бaudos būčiau laimėjęs аукso медаль. Он очень хотел попадать, и он видел, что у него лежа получается. Если у него будет получаться стоя, то он будет одним из мировых лидеров вообще. И он очень старался, и он чуть-чуть передерживал винтовку. Когда надо нажимать на спусковой крючок, он чуть-чуть вот затягивал этот процесс. Я говорю, ты очень ответственный и хочешь попасть обязательно, а вот этого не надо делать. Ты просто смелее это делай и все. Vėl alinančios treniruotės, juodas darbas ir beribė viltis. Kitąmet 84-ieji olimpiniai metai. Из Сараева мы поехали в Тёю, как говорим мы, на первый снег, на вкатывание. Приехали, это Красноярский край, и снега не было. Снега не было, где-то тренеры там на каком-то перевале нашли снег, и туда нужно было ездить. Вот вдумайтесь, 45 минут в одну сторону на ГАЗ-66. ГАЗ-66 – это брезентовая машина, которая военная. Мы садились вот так на эти лавки в куртках и 45 минут поднимались, потому что туда ни один больше автобус не мог заехать, только ГАЗ-66, этот военный. Мы там по 30-40 километров делали одну тренировку, 45 минут обратно. Обедали. Минут 15-20, может быть, у нас было времени на сон. И на вторую тренировку опять. Обязательно не забывали после каждого сбора, у нас такие большие чехлы были раньше, но они и сейчас такие же. Много пар лыж, и вокруг лыж этих обматывали вещами, да? А потом застегивали этот чехол, и он такой большой, толстый такой получался. Ну и вообще рекомендовалось перед тем, как уехать со сбора домой, вот когда собрал все вещи и мы уезжаем домой, лучше посмотреть, что у тебя там в чехле, потому что часто домой привозишь или лом, или кирпич какой-нибудь. Если ты без психологической разрядки находишься длительное время, то начинаются срывы. Так вот, чтобы их не было, мы каждый друг другу клал лом в чехол. Paklaustas, ar tuose žaidimuose dalyvaudavo ir keleriais metais už juos vyresnis, iš pažiūros labai rimtas komandos kapitonas Algimantas Šalna, Dmitrijus Vasiljevas tik šypteli. Žinoma, jo tik įvaizdis toks. Он такой же, просто это у него видимость такая. Ну, во-первых, у него особенность, мы его всегда, конечно, воспринимали как интеллигента. Ну, понятно, Прибалтика всегда была в этом смысле как бы примером такой вот там, поведения. Альгис, конечно, он всегда был такой статный, всегда аккуратный. Его, кстати, отличала всегда черта, он всегда был чистый,
очень опрятно одетый, очень аккуратный и во всех делах такой педант был. Поэтому вот мне, например, это всегда нравилось. Я всегда в этом смысле даже с него брал пример. Я Альгиса запомнил, вот именно его технику хода. Кажется, ну, вот бежит, не вкладывая сил, вот спокойно, вот не знаете, непринужденно, вот толкается, так идет. Но тем не менее у него было колоссальное преимущество даже вот от нас. Тогда мы ходили классическим ходом, ну, сейчас с Коньковым, тогда классическим. И все, и вот у него вот эта вот его техника у меня осталась вот перед глазами. Ему говорят, что вот ты на кубке, там, на этих соревнованиях должен быть третьим. Если ты не третий, ну, с 1 по 3 место. Если ты нет, то ты не едешь. И вот это психологический момент. Он с 4 кругами, с 4 промахами, но это в спринте, занимает 3 место и попадает на этот отбор. Для меня это фантастика. То есть у него, когда появлялся шанс, и он его использовал. Он умудрялся к каждому старту, основному старту, там, отборочному, если он не попадал, или там чемпионату мира, он готовит себя очень хорошо. То есть грамотный спортсмен. Он был надежным, и он был очень хорошим товарищем в команде, потому что, когда задание выдавал, я рассказывал, что и как надо делать, то некоторые спортсмены иногда так высказывали, ну, вроде много или тяжело, или еще что-нибудь. Он молча это принимал, становился впереди команды и вел команду за собой. И это очень организовывало всех. И все видели и понимали, что он сильный, что он на данном этапе лидер. И несмотря на то, что он иногда неудачно стрелял, все равно он лидером в команде был. Поэтому его и признали капитаном. Sarajevo olimpinės žaidynės prasidėjo katastrofa. Vienbalsiai sako olimpiniai čempionai. Varžybų išvakarėse jie sužinojo, kad pasikeitė šautuvų techniniai parametrai. Завтра бежать 20 километров, нам сказали, вас завтра не выпустят, если вы не поменяете. Это фантастика. Я вообще, я не понял, я думал, это шутка какая-то. Потому что мы привыкаем к оружию, годами привыкаем. Каждый сантиметр, каждая мышца, каждое вот движение, все привыкает к тому предмету, с которым ты, ну, почти спишь. И вдруг тебе завтра бежать Олимпийские игры, а сегодня вечером ты меняешь этот предмет. Это невозможно представить. Невозможно поверить в это. Поэтому мы всю ночь, там, вот деревянную часть, эту ложу мы ее пилили, строгали там, как могли. Вот, а утром побежали 20 километров. И поэтому результат был катастрофический. Вообще ужасный был. Я в жизни столько никогда не стрелял. Я вообще как бы мало штраф получал. Вот. А тут я получил 8 минут штрафа. Я до сих пор не верю, что я так много мог настрелять. Я, наверное, переволновался так, что первый круг я убежал не туда. Я потом вернулся, я на первом круге уже проиграл минуту. Просто я побежал не на ту петлю. Хорошо, там итальянские тренеры мне закричали, и я повернул. Ну, секунд 40 я там проиграл. И, то есть я не понимал, что я делаю, из-за этого стрельба не пошла. И 13 раз из 20 я промахнулся. Я могу сказать, что когда я начинал биатлоном только заниматься, с 4 рубежей я стрелял 11 минут, а тут я pramazal 13. Nors Algimantas Šalna buvo 20 km lenktynių Sovietų Sąjungos čempionas, šiose varžybose Sarajeve treneris jam šanso nesuteikė. Альгиса мы не поставили, но, может быть, бы и поставили, если бы не было у нас этих проблем с обрезанием. Потому что, когда мы получили винтовки, скобы привели соответствие, то другие мышцы, подвздошно-поясничные, крупные мышцы спины стали по-другому работать. И его преимущество в ходе могло быть не хватило для реализации вот тех возможностей, которые у него были. Но и тогда, может быть, я еще как тренер не все понимал. Sako, jūs statysim tuos 3 geriausius šaulius į individualias varžybas, kas, žinoma, turi prasmės, kadangi yra 20 km, 4 šaudimai. O Algimantą paliksim sprintui, jam paliksim, kad jisai pasiruoštų geriau, pailsėtų geriau ir visa kita. O tarp kitko, tas buvo, man asmeniškai, buvo labai blogai. Kadangi aš 20 km, gal aš būčiau nelaimėjęs medalio 20 km, aš tikiu to dabar.
bet 20 km man būtų nuėmę labai daug streso. Aš būčiau startavęs jau olimpiadoje. Ir aš būčiau 10 km trasą išėjęs, į startą būčiau išėjęs su tokia patirtim, kad aš būčiau laimėjęs medalį. Jis jau buvo garantuotas, kad startuos tam nuotolį. Jo nepastatė. Tada jis taip supyko, ten jis buvo, nežinau kaip, jo savijauta kokia buvo. Ir ką ten kalbėti apie varžybas, jau nebuvo ką kalbėti. Ir tada ateina, ten valdė generolai tada. CSKA generolas ir Dinamo generolas. Jie viską sprendė ten tarpusavį. Sudėliojo treneriai, ten jau buvo ir nežinau, kelintoj pozicijai. Ir kai startavo jie be šalnos, ir 17 vietą tik užėmė Bulyginas, man atrodo, ar kažkaro Bulyginas, geriausiai tada sprintas, į sprintą jau tada gerinasi, reikia algines, nutei, kad jisai sprinte kuo geriau startuotų. O kaip jūs galvojate, tai psichologiškai, kaip paveikė tas jo tremorai tam pačiam šaudant? Praėjus keliems dešimtmečiams telieka tik spėlioti, kaip Algimantui Šalnai būtų susikloščiusios sprinto lenktynės, jei jis būtų dalyvavęs 20 km varžybose. Gal to vienintelio tikslaus šūvio būtų nepritrūkę ir lietuvis būtų laimėjęs medalį ir asmeninėse varžybose. Все думали, что Альгис обязательно привезет медаль на этой гонке в спринте. И он должен был, ну если не выиграть, то обязательно какую-то медаль принести, потому что он был в хорошей форме, он здорово бежал. Но лишний промах. Даже была такая фраза интересная. У нас был динамовский руководитель, такой Сысоев Валерий Сергеевич. Вот, и он подошел к Альгису после этой гонки, когда Альгис 2 промаха сделал тогда вот, в спринтерской гонке. И он ему сказал: Альгис, на 1 промах меньше, и ты человек. Да, жалко, конечно, было. Альгис был бы первый. Он был 5-м, а так на 1 промах он выиграл. Ką aš norėjau labiausiai pasiekti, aš norėjau labiausiai iškovoti individualių aukso medalį. Ir prisipažinsiu, kad po Sarajevo 10 km lenktynių, kada man trūko vieno šūvio ir po 23 sekundės nuo aukso medalio, aš labai verkiau. Po 2 rungčių Algimanto Šalnos iškovota 5. vieta buvo aukščiausia Sovietų Sąjungos biatlono rinktinės pasiekimas Sarajeve. Prieš paskutinės estafetės varžybas komandą aplankė šalies sporto vadovas Maratas Gramovas. Jis buvo lakoniškas, prisimena Dmitrijus Vasiljevas. Pabrėžė, kad turime karininkų antpečius ir po olimpinių žaidynių gali tekti vykti kariauti Afganistane. Pirmasis į trasą išliuožė Dmitrijus Vasiljevas. Я был очень уверен в себе. Ну, у меня первый этап всегда очень хорошо удавался. Вот. И, кстати говоря, на этой Олимпиаде я такой своеобразный маленький рекорд установил. Я на первом этапе выиграл 1 минуту и 6 секунд у второго. Вот, отрыв такой сделал. Я на первый рубеж пришел и не могу попасть лежа. Вот тут я, честно говоря, заволновался, потому что я шел лидером, а за мной бежал летчик. Просто заволновался. Я даже оглядывался назад к тренерам, чтобы что такое. Ну, они мне не могут ничего отметить. Я там выцеливал, ну попал, проиграл 40 секунд. Вот из-за этого стрельбы плохой. А стоя уже у меня не было волнений, потому что там уже надо было убегать. Не догонять, а убегать. И там буквально осталось там, 20 секунд. И стоя у меня уже нормально, я такой из 5 отстрелялся, и на финише я еще прибавил. Удивительно, что вот Рёчу, Франк-Петр Рёчу, я ему никогда не выигрывал у него финишный круг. А тут по времени у него еще там отдал все, что можно. Aš paėmiau estafetę, dabar gerai neprisimenu, gal 10-15 sekundžių pirmoje vietoje. Ir aš iki stovint, aš padariau atstumą iki 45 sekundžių ar kažkur netoli minutės. Aš iššojau, pataikiau, nepataikiau ir aš turėjau 3 taikinius ir 3 šovinius atsarginius. Ir čia mane kas labiausiai paveikė, kad aš dabar turiu, man dabar reikia visi 3 pataikyti, kad negaut baudos. Ir kad aš pradėjau galvoti, kad aš dabar nepataikysiu, aš antiek išsitempiau, kad mano kojos pradėjo judėti. Ir aš praktiškai negalėjau taikinio šauti laikyti ant taikinio.
Ir man tas labai išgąsdino. Ir aš pradėjau galvoti tuo momentu, ar man dabar labai greitai šaut visus šovinius ir nepataikyti bėgti į trasą ir nepraras šito laiko šaudykloje, kas ko gero būtų geriau buvę. Bet aš vis tiek norėjau pataikyti. Man kažkaip atrodė, kad aš dar vis tiek pataikysiu. Ir bandydamas pataikyti, aš užtrukau laiko daug labai. Aš praradau daug laiko. Ir aš paskui vis tiek gavau 2 baudos, praradęs daug laiko. Ir tada jau atsirado labai didelis atstumas nuo pirmos vietos. Nors aš žinoma jį labai smarkiai sumažinau paskutinėme etape. Bet tas sprendimas ugnies linijoje nulėmė iš tikrųjų mano etapo результата. Я уже пошел за Франком Уллерихом 19 секунд вторым. Но сзади за мной пошел из ФРГ, из Норвегии Собок и Фрис Фишер. Практически мы все, вот вся четверка поехали вот на последний этап, разыгрывая от первого места. Ты можешь быть первым или четвертым. Вот так вот. А стрелял из 5, не взял ни одного патрончика запасного. И пошел уже сразу первый. Смотрю, Уллерих еще лежит, стреляет. И из Норвегии, из ФРГ, они боролись за 2-3 место. Естественно, у них борьба, они начинают соревноваться, они толкаются, у них больше преимущества передо мной, потому что у них идет соперничество. И они ко мне вот со спуска приблизились. И там я когда через стадион развернулся, смотрю, а что такое там секунд 11, но они очень прилично сократили, я даже сам не ожидал. Вот это да, думаю, нет, не догоните. А там через мост такой небольшой тягуночек и уже на финиш. Перед тем, как ему финишировать, я побежал его встречать. И смотрю, идет Хуан Антонио Самаранч и наш Грамов Марат Владимирович, наш министр. И переводчик наш ему говорит, Грамову, вот господин Самаранч говорит, что спасибо за приглашение на эстафету. Я впервые на биатлоне посмотрел, и получился прекрасный спектакль. За это вам большое спасибо. С тех пор я буду любить биатлон, как другие виды спорта, потому что я считал, что он, в общем, не должен быть в олимпийской программе. Чувств никаких не было, просто упал и все сразу. Потом иду, там слышу, кричат, ну, молодец, молодец, молодец. Тут, ну, ребята подбежали, там начали обниматься, потом есть даже еще фотографии, начали меня подбрасывать, качать, все. Мы, не знаю, как кто, но мы не осознавали, что, в том числе я, что, ну, вот ты стал олимпийским чемпионом. Это уже потом, когда немножко прошли года, там, когда тебе уже говорят, ты заслуженный мастер спорта, ты олимпийский чемпион, ты достиг в спорте, все, выше уже нету ничего. А начали ощущать вот эту победу тогда, когда зашли на пьедестал. Вот это было серьезно, конечно. Вот это здорово было. Когда гимн играет в твою честь, когда вся страна болеет, и представляешь себе, как все радуются, как все переживают. Вот это вот отличное чувство. Но, к сожалению, длилось всего 1 минуту. А потом опять будни, опять тренировки, опять тяжелый труд изнуряющий. Это все очень тяжело. Славы всего 1 минута. Звание, оно, я согласен, что оно зарабатывается, но оно все-таки дано какой-то судьбой, может быть. Я в это верю. Очень приятно. Это, ну, как, не знаю, как в космos полететь. Aš, aišku, dėkingas ir likimui, kad tapau olimpiniu čempionu be abejo. Ir čia yra apdovanojimas viso darbo, kuris užtruko 19 metų iš tikrųjų. Bet jeigu aš pabūčiau porą sekundžių egoistų, tai aš tik norėčiau pasakyti, aš norėjau dar vieną aukso medalį.